Pokalbiai apie orą. Sveikas, Airidai. Labas. Šiandien pakalbėsime apie oro kondicionierius, o konkrečiai apie oras. Šiandien paskirta mūsų tinklalaidė apie orą ir apeisime tuos klausimus, kuriuos dažnai žmonės užduoda. Nes jeigu jūs renkatės šilumos siurblį, jūs tikriausiai, jums kilo klausimų, kodėl tas, kodėl anas, tai realiai turim tokį, pavadinkim, sąrašo klausimėlių, kuriuos mes gauname iš klientų, galbūt aptarsime dar kai kurias problemėlės, kodėl taip ir ne kitaip, ir mes jums patarsim. Tai yra mūsų būtent tikslas jūs užvesti ant kelio, kad jūs žinotumėt kas, kur, kaip ką. Tai žodžiu, Airidas yra, mes jau esame turėję kelias tinklalaidės, galėsite pasižiūrėti, atsuksite atgal, nepamirškite, tie, kurie stebite jau ne pirmą kartą mus, paspausti laiką, patinka, parašyti komentarą, nes mes ką šiandien šnekėsime, realiai tos komentarus aš po to turėsiu laiko, galėsiu atsakinėti ir jeigu bus jums įdomu, kils diskusijų, tai tikrai rašykit komentarus, klauskit, užduokit nepatogius klausimus, jie mums bus tik tais į naudą ir mes žinosim. Tai žodžiu, Airidai, mes šiandieną šnekame apie oras, tai papasakok, kaip iš tiesų veikia tas oras, šilumos siurblys, kuo jis skiriasi nuo paprasto oro kondicionieriaus? Jo, tai pats veikimo principas, paprastai tariant, tai yra elektrinis kompresorius, kuris konvertuoja, pavadinkim, dujų agregatinę būseną, net paprastai žodžiais, nežinau kaip pasakyti, iš skysčio paverčia dujas ir atvirkščiai, tokiu principu gaunam šilumą arba vėsą. Tai iš esmės šilumos siurblys, oro kondicionieriai, tai praktiškai identiški daiktai. Pas juos yra tik tais skirtumas, tai būtent lauko bloko radiatoriaus plotas. Paprastai sakant, daiktas yra tas pats, tik tais daugiau paturbintas, dėl to jis gali prie žemų temperatūrų generuoti daugiau galios. Šildymo galios. Tai žodžiu, trumpai išverčiu. Tai yra tas pats kondicionierius, tik tais jis yra labiau pritaikytas šildymui, nes turi didesnį radiatorių. Kompresorius dirba biškai kitų režimų. Ir dažniau, aš kaip suprantu šitos, ką tu papasakoji, tai yra geresnis kondicionierius, nes jis gali kainuoti brangiau negu paprastas, kuris atlieka tik šaldymo funkciją. Ir jisai turi galimybę šildyti ir man atrodo, jisai turi turėti teną papildomą. Tai tas papildomas tenas yra skirtas lauko bloko atitirpinimui. Dalinai. Jis labiau yra toksai kaip apsauginis komponentas, būtent tam, kada užšals mūsų dugnas, kad mes jį atsišildytumėm. Gerai, o kodėl užšalo tas dugnas? Dugnas užšala realiai dėl to, kad yra žiema, kad yra minusas. Tai paprastai sakant, galbūt čia galioja tai ne tik šilumos siurbliam, bet kondicionieriam ir būtent oro šilumos siurbliam. Kada mes vėsinamės, kondensatas kaupiasi vidiniam bloke, kada šildomės, jo būtent žiemos metu kondensatas kaupiasi lauko bloke. Kadangi būna šalta, užšala, gali pasidaryti didelis ledo gabalas. Jo, tai žinokit, žmonės dažnai klausia, sako, žiūrėkit, man po kondicionierium atsirado didžiulis ten ledo luitas ir ką man su to ledu daryti? Slidinėkit. Variantas. Kondicionierius dirba šaldytuvo principu. Viena dalis jo kaista, kita dalis šąla. Vasarą apsiverčia viskas aukštinkojom ir veikia atvirkščiai. Tai nenustepkite, kad meistrai, kai sako, kad reikia padaryti būtent drenažą prie lauko bloko ir būtų smagu, kad toj vietoje, kur yra šornis lauko blokas ir kuomet žiemos metu yra šildomasi, kad tenais susiformuos ledokšnis, tai de faktas, priklauso nuo oro sąlygų, būtent kaip čia viskas veikia, mes tą dalyką žinom, nes būtent dabar, šiandien mes filmuojame šią tinklalaidę, dabar turime kiek +3? Ko gero. Tai jisai, aišku, prie +3 ledas susiformuojasi gal daugiausiai prie kokio, man to, -7, sakyčiau daug, tada jis gaunasi tasai. Kuomet dar galėsim po to papasakoti, galim ir dabar netgi papasakoti apie tokią funkciją, kurią, tarkim, pavyzdžiui, apie tą ledą, tai yra defrostas. Tikrai taip. Ir žmonės paskambina, sako, žiūrėkit, mes turim kondicionierių, jisai čia šildė, jis sugedo ir dabar pučia šaltą orą. Arba užsidegė, sako. Arba užsidegė. Jo, tai papasakok, kas tas yra defrostas ir žmogui, kad būtų aiškiau. Jo, tai labai paprastai defrosto funkcija
atitirpinimo funkciją lietuviškai. Tai turi bet kuris šilumos siurblys kondicionierius, kada mes turim ledą, lauko bloko daviklis, temperatūrinis daviklis dažniausiai parodo, kad tai jis jau užšalo, tiesiog kompresorius pakeičia kryptį, įsijungia, paprastai sakant, kaip vėsinimo režimas namuose, paleidžia šilumą per lauko bloką. Tai paprastai sakant, pakeičia sukimosi kryptį ir atsišildo lauko bloką. Atsitirpina. Atsitirpina. Tai žodžiu, jisai, kad sunaudotų mažiau galios elektros energijos, jisai nenaudoja elektrinio teno, jisai panaudoja tą šilumą, kurią sugeneruoja iš kompresoriaus. Tai gaunasi, jisai tokiu būdu atsitirpina save ir tuo metu tada atsiranda tasai garas, nes, ta prasme, staigiai jisai būna apšalęs, tada pasileidžia, tada gali jisai biškai sugaruoti ir tada pradeda iš jo bėgti vanduo iš lauko bloko, pabrėžiu. Tikrai taip. Jo. Tikrai taip. Tai va, tai žodžiu, jūs to dalyko nebijojate, kad tai yra normali to kondicionieriaus būsena, jisai tą dalyką eina, bet jeigu jisai eina per dažnai, tai reiškia, yra kažkoks galimai gedimas. Jeigu jisai jau jisai eina. Arba pats kondicionierius nėra tam pritaikytas, konkrečiai jis nėra tas oras šilumos siurblys, todėl jam yra sunkiau dirbti ir jis dažniau eina į tą defrostą. Iš esmės, dalinai. Teoriškai, tu būtent kaip dažnai išeina į defrostą, kaip ilgai defrostas vyksta, tai tokios vienos taisyklės nėra. Vėlgi priklauso, kaip ir sakei, montavimas, projektavimas, kaip parengtas galingumas, kokia pastato varža ar buvo tinkamai įvertinta, tai manau šitie kriterijai yra pagrindiniai. Iš esmės, pats defrostas, dar šiek tiek papildysiu apie elektrinius tenus, nėra kaip elektrinio teno pakaitalas, tai yra kaip procesas, o elektrinis tenas būtent ant dugno reikalingas tik tam, kad nutirpdyti tą ledą, kuris atsiranda būtent po defrosto. Tai iš esmės nėra apibrėžimo, ko gero, nei pas vieną gamintoją, kiek laiko trunka, kaip ilgai trunka, nes tai yra be galo daug faktorių. Priklauso nuo oro sąlygų, aš taip suprantu, nes būtent tas. Tai atsiminkit, pas mus Lietuvoje yra šiaurinis klimatas, tai ko pasiekoja, irgi, pavyzdžiui, tas santykinis drėgmės santykis, pavadinkim taip, jisai yra ganėtinai aukštas ir vis dėlto ta jutiminė šaltinė galia, nes, pavyzdžiui, dar ir papučia vėjas, jeigu, pavyzdžiui, kondikai visai, truputėlį kitaip dirba tie, kurie yra Klaipėdų, nes nuo jūros yra irgi kitaip tas vėjas, kai būna stiprus, jisai atrodo laipsnių nėra daug minuso, bet jis realiai iš tiesų tą patį kondiką labai šaudo ir jam yra ten tasai drėgmė labai jaučiasi. Jam nepatinka ta drėgmė, todėl jisai išduoda mažiau kilovatų šildymo režime. Tai tiesiog čia taip bendrai aptariam. Jo, čia toksai iš tikrųjų gal net kaip paradoksas yra, nes jeigu laukia yra, tai nežinau, -5 ir didelė drėgmė ir lyginam -20 ir labai sausa, tai renginys veiks, tiksliau turės daugiau prastovų, dažniau išeis į defrostą, automatiškai mažės efektyvumas. Ir žinoma, jeigu jau blogai suprojektuota, tai yra tikimybė netgi, kad nesušildysim tų patalpų. Jo, tai vat tas dalykas yra labai svarbus ir mes, jam supraskit vieną dalyką, ką mes čia mūsų mintis, kondicionierių pats šlikščiausias oras, koks gali būti, tai yra -5 ir vėjas. Ir dar plus ten didelė drėgmė, tai tarkim, pavyzdžiui, tai kokios mes dabar turime būtent tos orus Lietuvoje, tokios žiemos mūsų, mes tikriausiai visi pasilgom ten tų tokių -20 ir panašiai. Tai jeigu jaučiatės, kad toks dalykas, kad kondicionierius dažnai išeina į defrostą, tai supraskite, kad tos oro sąlygos jam yra nei nauda ir jisai jam geriau būti taip. Tai žodžiu, trumpai reziumuoju ten pirmąjį bloką. Tai mes ką tik pakalbėjom, kas yra oras šilumos siurblys, kuo jis skiriasi nuo kondicionieriaus. Tai aš tiesiog trumpai strauktai pasakoti, oras nuo oro kondicionierius iš esmės nesiskiria, tik tais oras yra efektyvesnis šildymo režime, todėl atsiranda naujas kriterijus ir tas pavadinimas, tas oras. Dažnai žmonės, nes būtent jeigu mes po to dar pakalbėsim, ar tas kondicionierius gali ir šaldyti, tai žinokit, kad oras ir šaudo. Tik tais jisai yra gal būtent labiau skirtas į šildymui ir būtent daugiau išduoda elektros, tai yra šildymo kilovatų šildymo režime. Tai mes dar apie kilovatus mes dar atskiriam pogrupėje. Ir trumpai užsiminėm apie defrostą, kas tai yra. O defrostas tai lietuviškai atitirpinimas. Tiesiog, kodėl sakom defrostas, nes dažnai rašoma ant pultelio, visur kitur ir ant kondicionierius atsiranda DF, toksai simbolis.
Ir jisai tada iš vidinio bloko kažkurį laiko tarpą papučia šaltą orą, o atsišildo, pradeda varvėti išorinis blokas. Tai, va, tai žodžiu, jūs jo nebijo, kad tai yra natūrali kondicionieriaus būklė ir tai, va, taip ir viskas yra. Jo, ir aš dar šiek tiek, žinai, dėl pačių kondicionierių oras dar norėčiau pabrėžti jo. Labai paprastai, kaip pasakė, viską tinkamai, tik tais labai svarbu akcentuoti, kad skiriasi temperatūrinis diapazonas. Tai kaip pavyzdys, jeigu mes turim paprastą kondicionierių, kuris gali šildyti iki -15, iki -15. Tai aš manau, gal kalbėkim realistiškiau, jeigu tai yra įsireikščiau pigesni, paprastesni kondicionieriai, jie, manau, žinokit, iki -15 jau nebepriešia. Lietuvos sąlygom mes kalbėkim, rašo -15, bet aš drąsiai galiu teikti, -12, 10 jau yra tas, kai jis jau ten jau pukši ir po to jam labai blogai būna. Taip. Tai va, tai žodžiu, žiūrėkit. Mes pakalbėsim apie energetinį efektyvumą, tai bus -15, -20, -22, 25, -32 dabar. Tai va, tai žodžiu, mes tos dalykus pakalbėsim apie kilovatus, bet kitam sektoriui. Tai va, tai žodžiu, mes pakalbėjom, užsiminėm apie klimatą. Nu, sakoma, tarkim, čia PVZ, mes esame iš Vilniaus, esame Vilnius ir yra Klaipėda. Tai klimatas turi didelę įtaką. Dažnai kondicionieriai turi pritaikymą, būtent, jie keliauja iš įvairių pasaulio šalių ir mes esame šiauriečiai. Tai mūsų šiaurinis klimatas dažnai turime didžiulius svyravimus. Vasarą galim turėti +35, o žiemą galim turėti -25 ir neatsimenu, kiek dabar buvo paskutiniu metu buvo didžiausias minusas? -7 kažkas, bet ten trumpai, realiai kokias 2-3 dienas pabuvo ir po to išėjo. Tai vat pas mus tie, kai yra didžiuliai būtent tie šuoliai, tai įtakoja būtent kondicionierius. Ir kuomet daugiausia reikia tos šilumos, realiai prie -27, tarkim, pavyzdžiui, mūsų poreikis patalpoms sušildyti yra gerokai didesnis, tarkim, pavyzdžiui. Tai aš manau, kad dauguma pardavėjų turi labai skirtingą skaičiavimo metodiką. Jinai šiaip iš tiesų realiai yra apibrėžta STR, statybų reglamente, bet kas kaip nori, tas taip taiko. Teisingai, ar ne? Tikrai taip. Ir dažnai jūs klientai turėtumėte užduoti vieną klausimą, sakykit, gerbiamas pardavėjau, sakykit, prie kokio minuso aš turėsiu tokį galios kiekį ir koks mano poreikis būtent tam minusui yra galios, nes yra dvi kreivės, kurios turi susikirsti vienoje vietoje. Tai kalbant žmonių kalba, kuo šalčiau, tuo reikia daugiau galios, o kondicionierius tada kaip ir kuo šalčiau. Jis priešingai, tada nori duoti kuo mažiau galios. Tai vat, tas efektyvumas kondicionieriaus ir būtent ta mūsų klimatinė zona, jinai sukuria tokį poreikį geram oro kondicionieriui. Pavadinkim taip. Tikrai taip. Aš manau, kad Lietuvoje dabar, žvelgiant tos, kur pardavimus, nes aš dirbu su pardavimus ir tu dirbi su pardavimais, manau, kad mūsų rinka iš tiesų labai į gerąją pusę eina ir kuo toliau, tuo pardavinėjom tokių gerų, kokybiškų šilumos siurblių, nes vienu metu žmonės tiesiog pirkdavo tą kondicionierių, ten pasiskaito ten tavo puką, sako, va čia man parašyta, va, minus ten 15, bet sako, čia tų -15 nebus ir panašiai. Tai dabar jau aš manau, kad jau lietuviai tikrai, aišku, kondicionieriai kaina tapo krikščioniškesnė būtent tiems. Tai klausyk, Airdai, tu man dabar pasakyk savo nuomonę apie mūsų klimatinę zoną. Į ką reiktų atkreipti dėmesį, tarkim, pavyzdžiui, renkantis tą kondicionierių, aš jau užvedžiu tave ant kelio apie tą galios poreikį ir galios atidavimą. Jo, tai tema labai tokia plati, pasistengsiu kažkaip neįsiplės, bet iš esmės yra... Galbūt nėra numatytų tokių kaip rėžių, bet kaip aš pats asmeniškai skirtau, tai kaip ir minėjom prieš tai, paprastas kondicionierius iki -15. Dažnai tiekėjai montuotojai siūlo kaip šilumos siurblius tuos -20, -22, tai paprastai sakant, paprastas kondicionierius su elektriniu tenu. Ir tikras šilumos siurblys -25, -30, šiais laikais, manau, būna ir -35 ir panašiai, bet tai labiau yra... marketingas, nes iš esmės bet koks įrenginys, tikras šilumos siurblys veiks ir prie -30 ir prie -40, ko gero, tik tais klausimas, kiek jis turės galios. Tai būtent, kaip tu sakei apie tas kreivės, ar mano pastato šilumos poreikis bus nemažesnis negu sugeneruoja pats įrenginys. Tai paprastai sakant,
Jis tikrai veiks, bet klausimas, kiek jis galios galės sugeneruoti. Išduoti. Nes kai yra, tarkim, pavyzdžiui, pastas ir tas yra kondicionierius, kai jam būna šalta, kai yra, tarkim, pavyzdžiui, tarkim, pigesnė serija, jisai pradeda garsiai kalti. Ir toks geniukas apsigyvena ir tas geniukas labai smarkiai kavo ir tikrai nervuoja, jeigu tau pavangais tas genys kavo, tai tikrai taip. Jeigu, tarkim, rinktumėtės Daikin šilumos siurblį, jisai taip, vat, kur tas jo privalumas, kad jisai yra brangesnis, kodėl, va, tarkim, pavyzdžiui, verta rinktis tą aukštesnio lygio, kokybiškesnį daiktą. Aš visuomet dažnai lyginu kondicionierių žmogui su automobiliais. Tada žmogui iš karto labai viskas tampa aišku. Tai sakau, ar tau patinka važiuoti su Kia, ar tau patinka važiuoti su Lexusu? Nu, sako, aišku, su Lexusu. Sako, nu, kodėl su Lexusu tau labiau patinka? Tai sako, nu, va, važiuoti tyliau. Tai su kondicionieriais tas pats yra. Jeigu važiuoji su Daikinu, jisai veikia tyliau. Jeigu važiuoji ten su pigesniu kondicionieriu, automatiškai tu tą gauni, pavadinkim, mažesnį komforto lygį ir efektyvumas galbūt ten atsirėmė į tą ir tas dalykas. Mes dar, aišku, atskirai pakalbėsime apie kainas, nu, kuo skiriasi, kad nenukryptume nuo temos, bet pats principas, kad kondicionierius turi atlikti būtent tą funkciją, tiesiog kaip jis ją atlieka, va, aš tą norėjau pasakyti. Jo, tai iš esmės galbūt apie tą patį Daikiną, tarkim, palyginant, nežinau, kas dega mūsų midėje, bet koks kinų gamintojas, tai didžiausias skirtumas tai yra, kaip ir sakai, triukšmas, patikimumas, tai savaime suprantama, bet galbūt reikalingiausias tas kriterijus tai yra išlaikoma šilumos galia. Tai iš esmės pas mus Lietuvoje galbūt dar netgi sudėtinga padaryti konkretų va, tokį palyginimą, nes yra begalė tos įrangos, kurie nėra niekur sertifikuota ir tai, ką tiekėjas deklaruoja, tai galim deklaruoti ir aš ir tu čia sakyti, man babutė sakė ir panašiai. Jo, tai iš tos serijos, tai iš esmės, kas svarbiausias niuansas, tai jeigu mes perkam Daikiną, tai mūsų nominali galia būtent ten 3 kW, 3,5, 4 kW, tai yra paskaičiuota prie minus 25, prie minus 30. Jeigu mes perkam bet kokį kinietį, pigesnį brandą, tai mūsų galia būna paskaičiuota prie plus 7. Tai kad va taip, galbūt šiek tiek būtų aiškiau, aš tokį duosiu pavyzdį, jeigu mes turim patalpą, nu, ten kaip pavyzdys 50 kvadratų, kurios poreikis yra šildymo poreikis yra 3 kW, šilta patalpa. Jo, ir aš nusipirku, pavyzdžiui, įrenginį, kuris yra pigesnis, kad ir minus 25, bet, nu, tarkim, 3,5 kW galios. Tai kas pas mane įvyksta, tai prie plus 7 aš turiu šilumą, turiu 27 namuose. Jo. Prie 0 pas mane jau gal porą laipsnių mažiau, nes pas mane jau kilovatų tenais labai panašiai arba šiek tiek mažiau įrenginys generuoja. Prie minus 7 aš jau turiu gal 21, prie minus 15 skambinu Gedui ir sakau, žiūrėk, pardavėjai nesąmonė, man neveikia. Tai tą labai reikėtų akcentuoti, nes pas mus visada yra parenkama pagal nominalią galę. Žinoma, pas mus visi montuotojai, visi galbūt neprojektuotojai, montuotojai, distributoriai šiek tiek padidina tą galę, nes tai nieko kaip ir blogo, tyliau veikia, turėsim kažkokį rezervą, nu tai elektros sąnaudom praktiškai nesispindi, bet iš esmės reikėtų žiūrėti tą galę, ką įrenginys generuoja prie minus 20, prie minus 25. Tai va, tai dar vienas svarbus momentas, kurį reikia dabar dar paaiškinti žmonėms. Kiekvienas gamintojas, aš konkrečiai paimsiu tiek patį šiandien Midėją ir Daikiną, turi serijas. Vat, ir žinokit, vat, kai sako, kodėl tu man siūlai ten tokį kondicionierių, tai kaip ir prie tų pačių automobilių, kiekvienas gamintojas irgi turi savo seriją, ten skirta, tenais yra ten Eko serija, kuri ten yra pigesnės mašinos, ten, pavyzdžiui, ten Mercedesas A serija, ten, pavyzdžiui, tada yra ten C, E ir S klasė, kur jau ten yra limuzinas. Tai va, tai žodžiu, taip ir pačiam su Midėja yra, pavadinkim, 3 pagrindinės serijos, kurios yra skirtos. Tai, pavyzdžiui, jeigu mes paimtume Eko seriją, jinai yra pati pigiausia. Taip, jinai veikia, man atrodo, iki minus 15 ar minus 20. Nes jo, deklaruojamas yra minus 20. Bet realiai minus 15 tikrai, dar jisai veikia iki tiek. Kiek kilovatų išduoda, tai čia jau klausimas yra.
Tada turime jau kitą seriją, kaip vadinkim, Extreme Save. Taip, tai va, tai būtent ta serija, jinai jau Lietuvoje gali būti naudojama šildymui, bet tai aš gal labiau išskirčiau tai kaip pagalbinę šildymo priemonę. Nu, pavyzdžiui, ten turite kažkokią ten pagrindinį šildymo būdą, arba jums reikia ten tą patalpą sušildyti kažkokiam tam tikram laiko tarpui, pavyzdžiui, ten sodyba kaip pavyzdys. Iš tiesų, tai yra galbūt ten top SEO prekė, nes jisai ir šaudo gerai, ir jis turi daug funkcijų, kurios yra jau tokia vidutiniška. Aš jį galėčiau palyginti su Volkswagen Passatu. Toks tautos automobilis, kuris eina, nes būtent ta vidutinė serija dar turi savo ten platų spektrą galios pasirinkimą, ten nuo 2,5 iki 7 kW, man atrodo, suviršuma. Tai va, tai žodžiu, jis yra toksai būtent tas populiarus dalykas. Ir mes turime Heat serija, Extreme Heat. Tai va, Extreme Heatas yra -32. Taip. Tai yra daikinas, tai yra, palyginus su topinis, jis yra brangesnis, bet tasai Heatas realiai yra skirtas jau šildymui. Ta prasme, jeigu jūs, tarkim, turite savo patalpas arba jas ir jums reikia jas jau nuolatos šildytis, ar dirbate, ar gyvenate ir tas, tai tam kondicionieriui gerokai lengviau jau yra dirbti. Ir aš visą klientams sakau, va, kodėl verta permokėti tos pinigus, tai pirmas dalykas, to kondicionieriaus eksploatacija jam yra pačiam lengvesnės, kompresorius yra tipas, biškai kitoks, tam labiau pritaikytas ir manau, kad jis ilgai neatsiperka, nes tada atsiranda energetinis efektyvumas ir vat, būtent mes kalbėsime apie tuos, vat, kodėl kondicionierius yra būtent skopas ir kiek jisai sunaudodamas 1 elektros kilovatą pagamino šilumos kilovatų, nes tas dalykas yra labai svarbus, nes tas santykis jis ir lemia jūsų visą ekonomiją. Ir aš galvoju, kad būtent tas brangesnis kondicionierius, jeigu jį nuolatos naudojate, jis realiai apsimoka jį ir tada jisai jums atsiperka ten 2 metų, manau, bėgyje, plus dar ilgiau ir gyvena. Tikrai taip pritariu, tai iš tikrųjų jo, apie metus, tai ko gero sunku pasakyti, nes nežinom, ką lyginam, kokį galingumą ir panašiai, bet aš manau... Nežinom, kokios žymos bus, nes jeigu čia ką mes dabar turim už lango, tai liūdėsėlis. Jo, nes kai kuriais atvejais, tai aš manau, kad jeigu mes kalbam, nežinau, apie administracinės patalpas, didelį gyvenamą į namą, nežinau, su 5 oras, tai atsipirkamumo laikas ir pavadinkim tas santykis, tai gali būti, manau, ir tikrai trumpesnis. Vėlgi tai priklauso galbūt daikto su daiktu, kurį mes lyginam, bet aš šiek tiek norėčiau papildyti apie tas pačias serijas, kaip ir kalbėjom, automobiliai, kondicionieriai, šilumos siurbliai ir panašiai. Tai aš esu visada tokios nuomonės, kad kiekviena prekė randa savo pirkėją, kitaip jos nebūtų. Tai toje vietoje toks darbas mano, toks darbas tavo. Klientui atrasta patį tinkamiausią sprendimą, nes vėlgi kiekvieno žmogaus poreikiai, kiekvieno žmogaus, pavadinkim, galbūt išreikštas noras, kaip ir sakėjai, galbūt aš atvažiuoju į sodybą pusmečiui ar ten vienai savaitei ar savaitgaliui, tai man galbūt reikia tik patikimo šilumos šaltinio, kad neužšaltų ten visi inžineringai, vandentekio vamzdžiai ir panašiai, o galbūt kitam sako, man reikia pasišildyti tik tais, kol įjungs šildymą, kol pas mus bus tenais -5 ar ten -7, kol... Net nebūna to minusų, dažniausiai būna tas šlikščiausias, kai būna dvietukas, +2, +3, +5, realiai namuose jau yra šalta. Ir labai dabar tie kondicionieriai, iš tiesų, tą tokį perinamą iki šildymo jungimą, tai labai sukuria tokį didelį komforto lygį, aš manau, net ir tuose pačiuose daugiabučiuose, kuriuose dabar yra. Tikrai taip. Tai klausyk, mes jau pradėjom kalbėti apie Midėjos serijos. Trumpai papasakau, žinai, apie Daikino serijas, kuri ten yra paprastesnė, kuri ten geresnė ir į ką turėtų žmogus atkreipti dėmesį ir kas tokie yra top SEO. Jau, šnekam jau, kad, kaip sakant, nenukryptumėm toliau lankas apie tą patį. Jo, tai Daikinas apskritai galbūt yra tų skirtingų serijų, skirtingų funkcionalumų, bet visas Daikinas, kad ir kokį tu pirksi, jeigu kalbam apie nordikinius variantus iki -30 dabar tuos šilumos siurblius oras, tai visi turėtų būti, ko gero, lyginant su mašinom S-klasės Mercedes AMG, nesvarbu kokį pirksi, patį pigiausią ar patį brangiausią, jie užtikrins 150% šildymą per visą žiemą, nesvarbu kokia temperatūra būtų.
Čia mūsų klimatui, mes nekalbam apie Sibirą, ten šiaurės Norvegijos poliarinį ratą, bet mes kalbam konkrečiai apie Lietuvą. Ką mes čia galim sulaukti. Jo, bet kad įsivaizduotai, tai aš manau, net galim kalbėti ir apie Sibirą, nes apskritai Daikinas, atnaujinta serija -30, yra pats pirmas pasaulyje kondicionierius, šilumos siurblys, kuris turi patvirtintus testus prie -30. Tai bet kurį kinietį, bet kurį galbūt, kaip sakyti, ne tik kinietį, korietį, netgi ir tą patį japoną, jeigu pasitikrinam tam tikrus sertifikatus kaip Euroventas, tarptautinis sertifikatas, tai deklaruoja -35, testė -20, -15. Jo, tai čia kaip sakau, hipotetiškai, galimai jis galėtų veikti prie to. Ne, tai jis veiks, aš kaip ir sakiau, jis veiks, jeigu taip negražiai įsireiškus, tupas paprastas daiktas, jis neturi apsaugų, jis tikrai suksis, tik, jis ko gero bus mažiau efektyvus už tepalinį radiatorių ir jo tarnavimo laikas tenais gali vietoj 10 metų būti pusmetis ar dar mažiau. Tai Daikinas iš esmės yra labiau skirstomos tos kategorijos būtent į funkcionalumą, tai yra pigiausia serija komforą, 2 dydžiai, būtent be papildomų oro valymų, stebėjimo akių ir panašiai, bet kas kalbam apie galę, apie triukšmo lygius, efektyvumus, tai jie yra labai panašus. Jie šiek tiek yra mažesni negu tų pagrindinių Perfera stylish įrenginių, bet aš labiau traktuočiau funkcionalumą, kaip būtent patentuota valymo technologija, stebėjimo akis, papildomos mentės, oro paskirstimai ir panašiai. Tai čia pagerinti komforto lygį, kad jau būtų. Taip, tai paprastai sakant, aš visada, kada bendrauju irgi su savo klientais, kaip ir sakau, jeigu tau nereikia tų papildomų funkcijų, nėra alergiškų žmonių šeimoje, jeigu nėra, kaip sakyt, poreikio, kad tas rautas būtų nukreiptas, nestovi renginys prie sofos, tenkina dizainas, tai visada galim patį pigiausią, nes iš esmės net pats silpniausias Daikinas, jis bus galingesnis už bet kurį 5 kW kinietį. Jo, tai tas dalykas, ir buvo čia diskusija, papasakosiu aš, nes mes sakom, visi rašo kilovatus, tarkim, pavyzdžiui, 2,5, 3,5, 5 ir tu paimi, tarkim, pavyzdžiui, geresnį gamintoją ir geresniam gamintojui yra tie patys kilovatai, bet jis veikia tai geriau. Ir tada žmogus sako, tai klausyk, sako, kodėl nėra tų kilovatų. Tai vienareikšmiškai tokio kaip ir po atsakymo nėra. Kodėl taip būtent gerai veikia būtent brangesnis, o pigesnis ten prašiau. Tai į ką mes atsirėmėm, ta prasme? Iš dalies. Iš esmės, tą galima pagrįst, būtų galima netgi premium tą klasę, pavadinkim japoniškus šilumos siurblius, Daikin ar kažkokius tai kitus, pagrįst tam tikrą dokumentaciją. Tai tarkim, jeigu mes turim, palyginsiu 3,5 Daikiną ir tarkim pigiausią Daikin komforą ir, kaip pavyzdys, Midea arba kažkokį kitą stiprų kinietišką brandą, tai pas Daikiną prie +7 galia bus 7 kW, pas kinietį bus 4. Tai paprastai sakant, jie dirbtinai išaukština šildymo galę, kuri bus prie +7, prie 0 laipsnių ir panašiai, kad mes turėtume ir užtikrintume būtent tą nominalią galę prie -25, -30. Tai tas toksai pats procesas, kaip ta galia išsaugoma, kaip jiems tai pavyksta, tai žinoma, tai yra jau gamintojo paslaptis, tai ilgametė patirtis, daug bandymų, nesibaigiančių bandymų, milijardinės investicijos, tai tas ir atneša jau būtent tą. Žodžiu, gerbimieji, tie, kurie žiūrite šį podcastą, mes jums dabar ką tik paaiškinome, kaip galima atskirti ir atrinkti, ko jums reikia. Tai šitos klausimus, kuriuos mes dabar diskutuojam, nes jūs tikriausiai įsirenginėjate savo būstą, galbūt namą, butą, vasarą karštą, ar žiemą šaltą. Tai atkreipkite dėmesį, ką dabar pasakėm. Kiekvienas pats gamintojas yra pigesnis, brangesnis, bet jisai netgi būtų turėdamas pigesnis, brangesnis gamintojas, turi savo serijas. Jis, tarkim, turi savo premium seriją, turi savo ten pigiausią seriją ir panašiai. Tai jūs, aišku, kai užduodate klausimus būtent tam pardavėjui, galėsite, aišku, kreiptis į mane, aš jums padėsiu išsirinkti, jūs tada man paaiškinsite, sakysite, aš turiu ten tokį butą, tokį namą,
Aš ten turiu pinigėlių, žinai, noriu turėti taip ir taip. Nes, pavyzdžiui, vieniems žmonėms tai yra svarbus tas, kaip ten bus, ar bus taupys pinigus, ar bus komfortas. O gal žmonai labai svarbu, kad jis būtų gražus, nes čia irgi toks dalykas, ne tas, nes sumatos kondicionierių, o ten tas kondicionierius ne feng shui. Tai jau problema, čia turim problemą, gali būti šeimos skyrybos. Tai... Arba teks demontuoti. Tada reikės kviestis gedartos berniukus pagal iškvietimą. Tikrai. Tai va, tai žodžiu, šitam blokė mes aptarėme apie būtent kondicionierių serijas, kuo jie skiriasi, kas gali būti tokio, ką reiktų atkreipti dėmesį, būtent serijose. Ir būtent tas pats parinkimas, kodėl yra taip, o ne kitaip. Tai vat, aš dar šiek tiek Gedai tave papildysiu, galbūt apie tas pačias serijas, kaip mes kalbėjom, tas kondicionierius, tenų, tikras šilumos siurblys ir panašiai, tai mano rekomendacija visada yra taip, jeigu tai yra pagrindinis šilumos šaltinis, arba tu perki premiumą, kaip pavyzdys Daikiną, arba perki premium segmentą iš tarkim, tos pačios Midėjos, kurie, tikrai yra nesąmoningai geri, labai aukštų parametrų, bet jeigu mes turim tik tokį galbūt variantą, kur mums reikalingas dalinis pasišildymas rudenio metu, kada neįsijungia centralizuotas šildymas, tai pilnumoje galima parinkinėti tą patį Safe Eco, kas yra pats pigiausias. Labai gerai tinka, daug pinigų neišleisit, o turėsit taip. Taip, gal tas kondicionierius biškai garsiau veiks, jo gal tas dizainas nebus toks jau tas, nes tai yra Eco serija, ir tas funkcionalumas nebus ant tų funkcijų, bet jeigu jums nereikia, jeigu norite staupyti pinigų, galima montuoti ir jis įveiks. Ta prasme, jeigu aš manau, tas toks pasakymas, kad jeigu jūs naudosi jį ar šalymui ir taip, jo gyvavimo ciklas, bent jau ant šalymo, tai ten tikrai metų tikrai nemažai. Svarbiausia, nepamirškit, prižiūrėti. Labai svarbus dalykas. Dabar žiūrėk, tu ką tik pasakei, pagrindinis šildymo šaltinis. Tai va, dabar klausimas toksai, ar oras, šilumos siurbliai gali būti pagrindinis šildymo šaltinis? Tikrai taip. Konkretus, trumpas atsakymas. Tai dabar, žiūrėkit, aš papasakosiu iš savo patirties. Mano patirtis tokia yra. Aš dirbu su būtent sektorium, kuris turi gyvenamosius namus ir verslas. Verslas turi patalpas PVZ, autoservisas, sandėliavimo paskirties patalpos, gamybos patalpos. Ir lyginantis eilę metų, anksčiau būdavo ten kietas kuras, dujos ir kondicionieriai. Dabar eilę metant į vienus vartus daužo oro kondicionieriai. Nes tu turi sąlyginai nebrangius įsirengimo kaštus, turi ganėtinai efektyvų šildymo būdą ir, kas svarbiausia, tarkim, karštą vasarą, tu jau turi šaldymą. Tai va, tarkim, pavyzdžiui, ne su kietu kuro arba, pavyzdžiui, dujomis, tu vasarą neatsišaldysi, tau yra tie radiatoriai. Tai dabar, va, kaip tik montuojame mes 14 objektų, kaip pagrindinį šilumos šaltinį. Tai žmonės tada renkasi būtent tuos kondicionierius, jie investuoja pinigėlius, tie kondicionieriai, tada, žinot, kadangi dabar einant pradėjo brangti pats įrengimas, darbai realiai, būkim bėni, bet teisingi. Lietuvoje atlyginimai yra netoli Vokietijos, ne labai toli mes ten, jau esam, jau tokie europiečiai esam. Tai va, tai žodžiu, dabar paskaičiavus įrengimo kaštus, nes, pavyzdžiui, reikia montuoti, tarkim, pavyzdžiui, vamzdyną, radiatorius, šildomas grindis, betonas. Ir tie tokie faktoriai, jie pliusuojasi ir ta samata, jeigu lyginėsi tos šildymo šaltinius, nes mes darėm 14 lentelių. Tai žinokit, aš galvoju, gal Gedartos Facebook paskyroje mes padarysim palyginimo lenteles ir pateiksime, kiek kainuotų, tarkim, pavyzdžiui, tokiai kvadratūrai įsirengti šildymo būdą oras, kietas kuras, dujos ir nežinau, ir galbūt ištrauksim kažkur informacijos, paieškosiu su centriniu šildymu. Ir tada jums daugmaž bus aiškiau, žinai. Tai mes galbūt netgi galėtume kažkada Airidai atskirą padaryti visą seriją, nes į tą dalyką galima išsiplėsti ir daugiau papasakoti tikriausiai, ar ne? Tikrai taip. Tai, žodžiu, atsakymas į šitą klausimą yra tikrai taip.
gali būti oras šilumos siurbliai kaip pagrindinis šildymo šaltinis. Mūsų rekomendacija, jeigu tai yra pagrindinis šilumos šaltinis, rinktis jau geriausią seriją, tai toj pačioj Midėjui ar tam pačiam Daikinė, kurie yra tam pritaikyti. Ir eigoje metų iš eksploatacijos jie atsipirks. Vienareikšmiškai. Galbūt dar šiek tiek papildysiu apie tą vidutinę seriją, kur tu, atsiprašau, numenkinai mūsų Extreme Save'us, labai puikus geri šilumos siurbliai. Tik vėlgi, reikėtų parinkinėti labai tikslingai, tai yra, jeigu mes turim 3 kW šildymą. Atsiprašau, aš pasigaliuoju, aš kalbėjau apie eko, o Save'as yra top Save'as, jis labai gerai važiuoja. Pasatas lietuviškas. Tai iš esmės reikėtų tinkamai suprojektuoti galę, įsivertinti, kad ta galia nukris, kaip ir Midėja turi visus įmanomus sertifikatus pasaulinius, kaip visi japoniški brandai, bet tarkim, jeigu renkatės jau kitą kažkokį kinietišką brandą, tai siūlyčiau pasistudijuoti tam tikrus įrenginius ir, bent jau procentaliai įsivertinti, kad jeigu aš perku daiktą 3,5 kW galios, kad jis prie -20 turės nedaugiau 2 kW. Tai gerai, dabar mes padarysim trumpą pauzę. Trumpai paaiškinam ir mes tada prieisim dabar su konkrečiais pavyzdžiais po pertraukėlės. Tai, žodžiu, pukšt, važiuojam. Grįžtame į studiją, grįžtame su Airidu pasirengę ir Airidai, truputėlį papasakok apie energetinį efektyvumą. Žinai. Kas yra tai, ką reiktų žinoti ir kuo skiriasi? Jo, tai energetinis efektyvumas neatskiriamas žinoma nuo elektros sąnaudų, kiek aš gaunu šilumos ir kiek aš moku už elektrą. Tai paprastai sakant, tai kriterijai skopas, tai vienas tiksliausių vertinimų, abstraktus toksai vertinimas tinkantis visiems, būtent kiek sudeginęs kilovatų, tiksliau, kiek sudeginęs 1 kW elektros energijos gausiu šilumos energijos kilovatais. Tai vienas iš svarbiausių kriterijų, ko gero šildyme, tai būtent šis, o apskritai apie pačias elektros sąnaudas, kiek sunaudosiu daugiau mažiau, tai negalėčiau nei aš, nei tu, ko gero niekas tiksliai pasakyti, nėra vienos tokios taisyklės, kuri tiktų visiems, vėlgi tai priklauso, kokią temperatūrą palaikom, didesnė, mažesnė, priklauso kokia laukia temperatūra, kokia laukia drėgmė, kokia pastato varža ir panašiai. Bet kaip ir kalbėjome laukia, tai nėra netgi neįmanoma prilyginti vieno varianto, tarkim, jeigu gyvena 2 kaimynai, identiškas butas, identiška varža, identiškas įrenginys, būtent komforto lygis skiriasi, automatiškai skiriasi ir elektros sąnaudos. Tai žodžiu, žmogus gali vienas jaustis komfortabiliai prie 19 laipsnių, o kitam reikia 23, kad namuose būtų karšta. Tai žodžiu, kai kuomet klausia, sako, tai kiek man tos elektros energijos suvartos, atsakymas yra labai šakėmis per vanį. Jeigu ten kažkas pradės konkrečiai kalbėti, tai žinokit, būrė jisai. O mes pasakysim taip, vis tiek, kai yra tos energy klasės, jos parodo to daikto efektyvumą ir tą yra gerumą. Nes Airidas prieš tai buvo užsiminęs, sako, kad kai kurios dalykus galima biškelį pafeikinti, bet energy labelį, tai yra įvežama į Europos Sąjungą, į Lietuvą yra žiūrima. Tai žodžiu, atsiminkit, tai tą energy labelį turi gauti laboratorijose, kurios yra sertifikuotos, kur yra visi vienodai ir ten nėra, ten vienaip ar kitaip, tai realiai ten to vietų nėra. Tai tada papasakau dar truputėlį, dabar Almantas palėtė. Jo, dar šiek tiek praplėtojant apie pačius energy labelius, tai ko gero visi matėt ant televizoriaus šaldytuvo bet kokio elektros prietaiso energetinio efektyvumo lentelė. Paprastai sakant, yra tam tikros Europos normos, tam tikri standartai, reglamentai, pagal kuriuos yra apskaičiuojami būtent efektyvumai, galia, vėlgi mato tą patį triukšmo garso galę, ne triukšmo lygį, būtent garso galę, ką generuoja daiktas, o ne ką girdi mūsų ausis. Tai paprastai sakant, šitas dokumentas yra, ko gero, pats svarbiausias, nes tik jo dėka mes galim sulyginti obuolį su obuoliais. Paprastai sakant, kaip minėjau prieš pertrauką, kad dažniausiai kiniečių įranga neturi tam tikrų tarptautinių sertifikatų, nėra pagrįsti tarptautiniais. Nes jiems tai yra nenaudinga.
Jo, tai šitas Energy labelis turi bet koks įrenginys, ko gero turėtų bet kuris pardavėjas jį deklaruoti, atsiūs parodyti, nes kaip ir matom, nežinau, priekybos centre ant televizoriaus, ant šaldytuvo užklijuota, bet kažkodėl ant kondicionieriaus nebūna niekada jau užklijuota. Bet jau daugėja, žinau, ta prasme, realiai aš pastebėjau, daugėja pačių tų atstovų, priekybininkų, kurie jau tą pradeda dalyką naudoti, nes, mes neturim kas slėpti, ta prasme, mes turime žmogui pasakyti taip, kaip yra. Tai dabar aš matau šitam Energy labelė, ką reiktų atkreipti dėmesį. Atkreipkite dėmesį, tai rodo šildymą, šaldymą ir efektyvumo KVSS, bet aš nežinau, kiek metų jau paskutiniu metu pradeda rodyti, kokiam regionui yra taikoma ta energetinė klasė. Tai va tas dalykas yra, manau, jau didžiausias. Jūs jau turite atkreipti dėmesį, nes mes esam šiauriečiai. Tai va tame labelėje matyti mėlyną spalvelę parodytas būtent tas energetinis efektyvumas, nes, tarkim, pavyzdžiui, Prancūzijoje energetinis efektyvumas yra A3+. Bet Lietuvoje ir būtent mūsų ten, jau matau, Suomijoje tą dalyką pakliūna, jau yra tik tais A+. Tai va, tas dalykas yra tas, pavadinkim, jau realistiškiau perteikiama, nes, skirtingos klimato zonos, tai natūralu, kad yra skirtingos temperatūrinis režimas, ko pasiekoja skirtingai ir efektyvumas ir įvyksta. Tai va čia yra geras dalykas. Tai va matos ir garsas, ir tas čia yra FTX tema, matau, viršuje. Jo, tai čia yra tas mūsų pagrindinis arkliukas, kaip sako, baltas plastikas, bet turi visas funkcijas, realiai aukščiausio lygio renginys, tik tais, kad jis nėra dizaininis, nėra baltas, juodas ir panašiai. Tai šiek tiek papildysiu apie tą visą. Čia Passatas Allroadas, galima sakyti, kuris čia važiuoja. Labai gerai. Jaudė. Tai va, tai iš esmės, jo, kaip ir paminėjai, Europa yra trys klimato zonos, šilčiausia, vidutinė ir šalčiausiai. Mes pagal šitą žemėlapiuką krentam į šalčiausią, bet netgi APVA, ENA, LEA, kaip pavadinti visus paramos, vertina pagal average, pagal vidutinę klimato zoną. Tai yra toks kaip pagrindinis kriterijus, pavadinkim, visai Europai, nevertinant piečiausių šalių. Tai kas svarbu, ką ir paminėjai, tai mes čia turim premium daiktą, patį brangiausią, geriausią, efektyviausią ir panašiai, tai jis net nėra sertifikuotas būtent šilčiausiai klimato zonai, bet jeigu matot šalčiausia klimato zonos kopas 4,42, vidutinė average 5,5, jeigu žiūrėsim Ispanijoje, ko gero būtų 7, gal net ir 8. Tai dėl ko aš minėjau, kad šitas Energy labelis yra labai svarbu, nes ne visi tiekėjai deklaruoja savo klimato zonos parametrus. Tai paprastai sakant, kiniškas pats pigiausias daiktas gali atrodyti tiek pat efektyvus kaip daikinas, bet kada mes įsitraukiam būtent šitą Energy labelį, pamatom, kad skiriasi labai stipriai. Tai dar kokia yra labai labai svarbi informacija apskritai apie dėl ko aš būtent šitą Energy labelį norėjau parodyti. Tai žinoma, energetinis efektyvumas, kiek ten A+, jis yra vėlgi parenkamas pagal skopą syrą, tai būtent sezoninių šildymo, šaldymo efektyvumus. Bet pačioj pabaigoje, trečioje eilutėje matom tokį kaip irgi vientisą standartą, pagal kurį mes galim lygintis skirtingus daiktus, skirtingų kokybių daiktus, tai būtent kilovatvalandės per sezoną. Tai kaip pavyzdys, jeigu mes paimam average klimato zoną, matom, kad gamintojo siūloma ta projektuojama galia yra 3,8, tai mes per sezoną, pagal tam tikrus standartus, dabar nepasakysiu, bet ko gero, 20-21 namuose ir mūsų klimato zonos temperatūra būtent lauke, mes prisuksim 967 kWh. Tai čia pinigais pavertus grubiai apie 30 centų iki 300 eurų. Taip. Tai kaip šildymo prietaisas jis yra tikrai efektyvus ir pigus, tai mano vienintelis toksai nuoširdus patarimus būtų būtinai prieš perkant daiktą paprašykit va šito Energy labelio, nes dažniausiai mes jį pamatom tik tais išsipakavę dėžę, ir tada jau pinigais. Tiesos akimirką. Jo, tai čia yra tas, kaip sakau, kaip tėvė mūsų, jeigu renkate šildymą. Nes šiauriniam klimatui, kur yra paskutinė, yra jau poreikis šilumos didesnis, tai yra 5,5 kW, ko pasiekoje mes ir matome, kad bus sunaudojama kWh jau 2639.
Tikrai taip. Tai paprastai sakant, čia yra, iš tikrųjų, vėlgi, nenoriu įsiplėsti, bet japonai daro kaip priklauso, kiniečiai daro kaip jiems patogiau. Tai kaip pavyzdys, jeigu mes matom tą galę, kad šaltesniai klimato zonoje atrodo, kad tos galios daugiau kaip ir turėtų būti atvirkščiai, kur šilčiau turėtų būti kilovatų daugiau, bet čia yra viskas paremta tuom, kad ką gamintojas siūlo maksimaliai tau projektuoti. Kaip pavyzdys, mūsų klimato zonoje yra tų kilovatų daugiau, jeigu kalbam apie šalčiausią klimato zoną, bet mes turim prastesnį efektyvumą, jeigu mes projektuojam, kad mūsų įrenginys aptarnaus, tarkim, sugeneruos 5,5 kW. Bet jeigu mes jį projektuosim būtent kaip average klimato zonoje 4 kW, tai efektyvumas bus labai labai panašus, elektros sąnaudos bus šiek tiek aukštesnės, nežinoma, temperatūra bus šiek tiek žemesnė lauke. Tai žodžiu, rezumė. Kuo geresnė įranga, kuo jinai yra energetiškai efektyvesnė, tuo mažiau sunaudojama elektros kilovatų ir tuo mažesnis yra išlaidos šildymui. Tai jeigu kai yra kaip pagrindinis šilumos šaltinis, dėl to mes vis dar rekomenduojam brangiai įrangą, todėl kad jinai atperka save per metus 2. Tiesiog iš to, kad jinai yra efektyvesnė. Tai va šitas būtent oras šilumos siurblys. Dar būtent apie tą premium ir pigesnę seriją, tai ką labai norėčiau akcentuoti, ką dažnai pamiršta visi žmonės, tai būtent, kad kada mes perkam kondicionierių vėsinimui, daiktas sugedo, mums kaip ir karšta, bet mes paprakaituot galim palaukti ir savaitę ir kitą. Bet jeigu mes turim pagrindinį šilumos šaltinį, turim inžinerinius tinklus, tekantį vandenį po žemėm, sienos ir panašiai, tai mūsų ta prastova jį negali būti nei savaitę, nei 2, nei net kitą kartą ir 3 dienos, tai patikimumas, tai aš sakyčiau, vienas svarbiausių kriterijų renkantis šilumos siurblį oras. Tas pats vėlgi galioja ir su oras vandeniu, manau, su bet kuriais šildymo prietaisais. Nes galimybė, kad man truks šilumos, ar namai bus šalti per kalėdas, kaip pavyzdys, ko gero yra toks visiškas kraštutinumas ir sprendimo iš esmės tokio kaip ir nėra. Tai toje vietoje labai svarbu, kad įrenginys būtų prie žemų temperatūrų, kaip sakyti, sugeneruotų tinkamą reikalingą galę patalpoms apšildyti. Jo, gerai, tvarkoj. Tai dabar taip yra. Einam dar prie vieno aktualaus žmonėms klausimas, kiek kainuoja šilumos siurblys ir jo įrengimas? Toks savo klausimas yra. Čia dažnas, man tas dalykas skambina, tai nuo to dažnai pokalbis ir prasideda. Tai žodžiu, jau dabar aš truputėlį papasakosiu ir pasakysiu, kadangi mes čia, ką mes pasakojom prieš tai, mes išsinagrinėjame žmonių poreikius. Kam bus daromas, ar tai pagrindinis šilumos šaltinis, ar tai bus naudojama visus metus, ar tai bus naudojama ten periodiškai, ar jūs norite komforto lygio, galbūt jums reikia stiliaus, galbūt jums reikia, kad tasai agregatas veiktų alergenus ir alergiškų žmonių. Tai va tos dalykus mes visus faktorius išsinagrinėję. Aš galiu pasakyti taip. Galiu pakalbėti iš patirties, kas yra ten top sėlinės prekės, nes, paimkim, tarkim, top 3. Tai va, tarkim, pavyzdžiui, mes šiandien kalbam apie Midea ar Daikiną. Tai Midea dažniausiai prasidavinėja Extreme Safe serija ir tenais yra 2,5, 3,5, 5 ir 7 kW. Tai yra, tai tos 4 galios šuoliai, tada išsinagrinėja kiek ko reikia ir tu žmogui siūlai. Tai kaip, pavyzdžiui, jeigu mes turime gamybinės patalpas, tarkim, pavyzdžiui, autoservizą, dažnai būna ten kokių 40-60 kvadratų, mes bandome sužinoti, kad jeigu ten nėra visiškai kiauras patalpas, galbūt pasiūlyti 5 kW. Tai ten 5 kW, ten būna 5, ten 6, tai irgi, kaip sakom, prie tam tikrų temperatūrų ir ten tie kilovatai biškelį susivaikšto. Tai toksai šilumos siurblys gali kainuoti apie 1000 eurų ir tada klausia, kiek kainuoja montažas. Atsiminkit, kuo galingesnis šilumos siurblys, tuo yra didesni vamzdeliai jam pajungti ir tuo sunkiau jį yra sumontuoti. Ko pasiekoje kyla montažo kaina pagal kilovatus. Ir būtent, kadangi mes esame kompanija, Gedarto, kuri dirba 17 metų, mes labai į tą dalyką žiūrime rimtai, kadangi mes esame ilgalaikį perspektyvoj, kaip sakant, sumontuosim, prižiūrėsim ir mes turėsime atlikti aptarnavimus, ir jeigu bus servisas, reikės ir suremontuosim. Tai mes negalime būti ten, kaip pavyzdys, dirbti, kaip sakant, už juodą duoną.
Tai montažas gali kainuoti nuo mažiausio gal 350, kai būna lengvas montažas, trumpa trasa, ir montažas gali kainuoti ir 700 eurų, kuomet yra būtent didelio diametro vamzdeliai, galingas šilumos siurblys, ilgesnė trasa, tai visi tie faktoriai, jie remiasi. Šilumos siurblio galingumas. Tada trasų ilgis, sudėtingumas, ar monolitą gręžti, ar gręžti baltą silikatinę plytą yra tikrai didelis skirtumas. Gal nereikia gręžti, jeigu tiesiog per gipsus reikia prasieiti. Tie visi faktoriai lemia įrangos kainą. Ir kodėl dažnai žmonės skambina ir klausia, sako, o tai čia kaina yra su montavimu. Ne, kaina su montavimu negali būti, nes reikia ją įvertinti. Jūsgi neperkat televizorius su televizorius pastatymu, tikriausiai, nes televizorių galite patys pasistatyti savo namuose, o kondicionierius negalite patys pasistatyti. Todėl yra poreikis, kad Gedartos berniukai pagal iškvietimą atvyktų pas jūs ir pasižiūrėtų jūsų patalpas, įvertintų ir pasakytų ten galimybę sumontuoti kainą, terminą ir tada jau, kaip sakant, jums tais belieka įsirinkti iš ten 3 variantų, kuriuos pateikia tos. Tai bet kaip mes patikinėjom tos 3 variantus, aš dabar pabandysiu dažnai prikabinti mūsų šitą YouTube tinklavaidę, kad žmogui būtų daug atsakymų. Kodėl taip yra, ką rekomenduoju, ką reiktų pasižiūrėti. Ir aš manau, kad čia yra toksai labai geras helperis, pagalba žmogui neapsisprendusiam, kad jisai žinotų. Nes būtent tas montavimo kainos ir montavimo tie dalykai, mes ir kalbėjom šiandien labai ilgai, kad kaip ir automobilį renkėsi. Tu nori važiuoti su Kia, ar tu nori važiuoti su Mercedesu, o Mercedes dar ir tas pats turi klasės. Ten still Mersas, bet būtent ten tas ir. Taip pat ir su kondicionieriais. Tai yra Midėja turi ten savo 3 klasės, Daikinas, netgi sakyčiau, gal ne 3 pasi, kažkaip net 4 galima būti, nes jeigu mes išskirtume dizaininę seriją, jinai dar turi tokią atskirą pogrupę, tai tarkim ten Eco, tarkim pavyzdžiui Medium ir Premium, va taip galima būtų tą dalyką išskirti, ir dar plus dar kažkur šonė yra būtent Premium klasė, tai va tai ne Premium, o dizaininė klasė, tai va tai žodžiu, reziumuoju, kvieskite specialistus, įvertins, klauskit, uždavinėkit klausimus ir jums bus atsakyta, nes atsiminkit, montažas dar vyksta 2 etapais. Dažnu atveju, pirmas etapas atvažiuojam, prametam vamzdelius, tada vyksta apdailuoti, tada pirmas dažymas, po to pirmo dažymo berniukai pagal iškvietimą atvyksta ir sumontuoja galutinai ir paleidžia oro kondicionierių. Tai čia yra labai svarbu, nes stenkitės, kad tie, kas montavo vamzdelius, kad ir montuotų oro kondicionierių, nes dažnai būna kažkas užlaužia, kažkur vamzdelių montavimo eigoje įvyksta kažkoks brokas ir po to yra kaltinama įranga, nors realiai yra būtent vamzdelius, nes kondicionierių montuotojai turi turėti ir švok specialisto pažymėjimą ir įmonė turėtų būti atestuota. Nes patys nemontuokit kondicionierių, tai yra dujos, tai yra freonai. Ir iš tiesų netgi negali paprastas žmogus įsigyti freono, ten aš noriu pats pasipildyti ir to ir nereikia. Aš to tikiuosi, kad Lietuvoje ir nebus. Jo, nes šiek tiek papildysiu, dažniausiai, kiek aš pats dirbdavau montavime, kada žmogus susimontuoja pas, tai dažniausiai jis turi skamba man tai problema iš karto. Tiksinčią bombą, nes bet kokiu atveju montuotojas neša atsakomybę tiek garantiniu laikotarpiu už įrangos diagnostiką, remontą, konsultaciją, tai jeigu tu jau pakeli rankas, sakai, aš pats susimontuosiu, tai automatiškai ir pats nešė atsakomybę, jeigu blogai sumontuosi, jeigu įsivystys gedimas būtent dėl montavimo, dėl blogo montavimo, o ne dėl pačio įrenginio, tai kaip sakyt, gausi iš savo pinigėlių ir susitaisyti. Jo, nes ir dažnai būna įranga tiesiog po to sugenda, po to ten dega plokštės ir ten daug viskų dalykų yra. Tada skambučiai, kad čia įranga brokuota, nes čia toksai specifinis dalykas. Taip, tai apie pinigėlius gedai mes. Pigiausias nuo 1000 eurų, geriausias, brangiausias. Bet dabar žiūrėk, dabar aš tą pataisysiu. Nesupyk. Eko serija, man atrodo, nuo 450 mažas kondicionierius. Vidutinė serija, mediumas, jeigu kalbant apie Midėją, kažkas grubiai jau 500, 600, 700, priklauso nuo galios. Na taip. Jau šildymui, jau kopia nuo 650 ir viršų, irgi priklausomai nuo šildymo galios, ploto ir viso to dalyko. Tai čia aš taip trumpai pasakiau, nes čia aš kalbu Gedartos kainomis, kurias galite įsigyti. Gedarta.lt. Tai va, tai žodžiu, o Daikinas jau būtų, manau, gal kokio 20-30% brangiau. Grubiai, aš taip... Manau, panašiai. Reikėtų skaičiuoti, kad ne mažiau 2 brangiau.
Nemažiau dvigubai, ne? Netgi aš dvigubai. taip, atsiprašau, pakuklinau, biški. Kuklesnis esu. Nu, čia vėlgi tas toksai labai slidus ir abstraktus reikalas, ką su kuo lyginsim, nes jeigu lyginsim daikiną 2,5 su 5 kW, tai žinoma skirtumas bus, ko gero, kaip pasakai, 20-30%. Tai va, gerai. Aš manau, kad apie labai mėgstamą lietuvių tą dalyką, kas kiek kainavo rubriką, galim ir uždaryti. Arba atspė kainą. Komentaruose galite parašyti, sakys, žiūrėkit, aš radau čia, ten Bolikas, Liolikas montuoja už pigiau, tai montuokitės pas Boliką, Lioliką, bet tada nekėskite jau mūsų, kaip sakant, spręsti po to tų problemų, kurios jūs gali pasiekti už tą bonusinę programą, kurią galimai gausti. Negali pasiekti. Nelinkėkime žmonėms blogo, bet aš visada esu už tai, kad daiktai turi daryti būti tinkamai. Tai va. Taip. Dabar taip, klausimas būtų, mes ką dabar truputėlį šiandien dar plačiau padiskutuosim su tuo, kaip mes parenkame šildymo galę. Tai mes jau čia kalbėjom, kad kiekvienas namas, kiekviena gryčia yra skirtinga. Gedarta turi projektuotojus. Tai yra projektuotojo funkcija, kad jie pagal teisinius normas, pagal statybinius teisinius reglamentus, manau, taip yra. Pagal STR yra numatyta, kiek namui reikia šilumos galios, kiek reikia to. Mes kartais jau, kai esame specialistai, turim patirties, mes tą dalyką galim biškelį pastumdyti. Nu, tarkim, pavyzdžiui, jeigu mes žiūrim kitą kartą pagal raidę skaitom, tai ten būna arba uždidinta, arba užmažinta. Nu, čia priklauso nuo... Bet dažniausiai būna uždidinta. Lietuvoje būtent daroma, pavadinkim liaudiškai, su užmetimu, tai kitą kartą sakom, ten tiek tau nereikia, galim biški ir mažiau vis tiek veiks. Tai va tas dalykas. Tai žiūrėk, Airi, ar tu dabar papasakosi, ar man pabrėžti, nes mes, žiūrėk, imame 3 dalykus, tai imame butą, imame garažą ir imame komercinės patalpas. Tai va, tai žodžiu, mes dabar ir kalbėkime apie tos 3 dalykus, kaip skaičiuotume galę pagal langų plotą, pagal namo energetinį efektyvumo klasę, apie stogą, nes, pavyzdžiui, irgi stogas yra kaip šilumo šaltinis, jeigu vasarą kaitina ir stogas yra šalia, tai irgi vis tiek. Tai va, tai čia gal tu mane papildysi. Aš iš tikrųjų neprojektuotojas, tai taip pasakysiu paprastai, kaip sakai žmonių kalba, tai iš esmės nesvarbu kokio tipo patalpos, svarbu būtent kokia tai yra varža. Turime tų standartų energetinį sertifikavimą kaip kondicionieriam, taip ir pačiam pastatui, A+, A, B, C ir panašiai. Tai labai svarbu žinoti tą tikslę klasę arba įsivertinti kaip įmanoma tiksliau, nes būtent nuo klasės priklauso ir mūsų galia. Tai jeigu kalbėt pagal vadovėlį, aš tikslių verčių nepasakysiu, bet pasakysiu apytikslės. Tai jeigu mes turim A+, tai mes skaičiuojam 30-40 vatų į kvadratą, jeigu turim B klasę 80 vatų, C klasę gali būti jau 100-120 vatų, tai labai pastato varža priklauso būtent kaip mes parenkam galę. Bet aš kaip ir prituriu tai tavo idėjai, kad visi užmeta šiek tiek tą galę, kad tą galę užmetam kitą kartą nepiktavališkai, kad tu pirk galingesnį, daiktas brangesnis. Kad nebūtų po to skambučių suskundus, kad mane šyla. Mes mūsų namų poreikį, ar tai būtų būtas, komercija ar garažas, pritraukiam prie artimiausią žingsnį. Kaip pavyzdys, jeigu mes turim, 4 kW. Atsiprašau, turiu vieną tokią kuriozinę situaciją. Čia į tą temą skambina vieną kartą žmogus, sako, žinot ką, sako, neužtenka šilimo galios. Sakau, kaip čia taip gavosi, žinai, nes taip pasižiūriu, antvirčiu, kaip ir viskas turi būti gerai. Pasirodo žmogus, sako, va čia pas mus čia šalta dabar, va tas sausas oras, sako, aš va čia langus prasivedinu, sako, tai kaip tau sušils, jeigu tu pastoji laikai langus atidarytus, tai sako, kiek tu bešildysi, ta visa šiluma tau išeina per tuos. Tai čia tokios kuriozinės situacijos, bet jos yra. Jo, tai aš turėjau, žinok, panašų atsitikimą, nežinau, ko gero, 8-9 metai atgal, kada pastatėme vienam žmogui būtent į garažą šilumos siurblį. Ten buvo kinietiškas šilumos siurblys. Ir jis buvo labai patenkintas, sako, čia už elektrą moku 2-3 litų, čia man idealu, nes jis ten kažką vertėsi tam garažė, ten mašinas tvarkė, paveikslus piešė ir ką. Ir skambina mums jo kaimynas, kur sako, aš noriu lygiai tokio patą daikto, kaip turi ten, tarkim, Petras, Jonas ar panašiai. Mes nuvažiavom ten berods
gal Rokiškis buvo, aš dabar bijau pameluoti. Pastatėm identišką daiktą į šalia esantį garažą, bet vienas garažas buvo šiltintas, apkaltas OSB, ten neaišku, kiek pats klientas apsišildė, plastikinis langiukas toksai mažas buvo, o pas kitą nebuvo nieko. Tai spėk, kokios elektros sąnaudos buvo pas vieną ir pas kitą. Tai dar žinot, ką reiktų atkreipti dėmesį, jeigu kalbant apie garažus, vartai. Dažnai varstomi vartai ir tiesiog patalpos atšaudomos, nes mašiną įvaryti, išvaryti, tai yra tas dalykas. Ir mes ką tik prieš podcastą šnekėjome su Airidu, nes tai yra, mes dabar pasakysim savo nuomonę. Jeigu jūs manote, kad jūs išjungite ir jungite šilumos siurblį ir taip sutaupote šilumos, žinokit, ne. Jeigu šilumos siurblys veikia nuolatos ir palaiko tam tikrą temperatūrą ir po to jis tai, tarkim, momentiškai ją reikia pripakelti, tai žinokit, jeigu šilumos siurblį reikia pakelti nuo 8 laipsnių iki 22, tai žinokit, jis ten prakaituos ir elektros kilovatų suks gerokai daugiau, negu jisai pastoviai palaikytų 16 laipsnių temperatūrą ir kai ateina žmogus, tai jam reiktų dar biškį tą skirtumą pakelti viršų. Tikrai taip, nes paprastai sakant, dabar visos sistemos yra inverter vadinamo tipo, tai kintamos galios, kintamo dažnio. Jeigu mes išjungiam, mes padarom kaip 2010 metų on-off tipo kondicionierius, kuris veikia arba 100%, arba neveikia visiškai. Tai čia situacija būtų labai panaši būtent kaip mes elgiamės. Nes, jūs turėkite minty, kad tos patalpos, kurios, jos yra iššalusios. Ir jos vis tiek kai jau bando pripakelti tą temperatūrą, sienos jos duoda, šaltį, o jeigu jos yra, tu ją įsišildai tą patalpą, jinai yra, tiesiog ją reikia palaikyti, tai gerokai mažiau reikia tų energijos resursų, tai aš dabar su savimi neturiu tikslių skaičių, aš manau, kad galbūt kurį kitą kartą reikės pasinagrinėti ir ten galbūt pasiskaičiuoti. Mes galbūt pateiksime, galbūt šiuose komentaruose top sėlinės prekes, kiek, pavyzdžiui, tam tikrą kvadratūrą, koks kondicionierius galėtų labai tikti. Tai tą dalyką man bus nesunku. Mes galėsim pateikti, nes, pavyzdžiui, pas mus būtent internetinė svetainė gedata.lt yra galios skaičiuoklė, bet ten yra daug visokių ten varialių. Ten, pavyzdžiui, atkreipkite dėmesį, dideli langai, apšiltinimas, dažnai varstomos duris, ten kaip pavyzdys to pačio galios poreikis, tos pačios kondicionierius junginėjimas, jis turi didelį įtaką. Ir, pavyzdžiui, žmonės sako, o kas bus, jeigu aš pasirinksiu netinkamos galios oro kondicionierių, tai jis man jau tipo neveiks. Jis kaip ir veiks, bet jisai tampa labai inertiškas, nes jisai atiduoda tam tikrą galios kiekį ir jis pabiški tą temperatūrą kelia jam lengviau. Tai jeigu jisai, tarkim, pavyzdžiui, patraukia 8 laipsnių oro temperatūrą, jis realiai užpliusuoja 7 laipsnius ir jau išputinėja temperatūrą 13 laipsnių. Bet jeigu jis jau patraukia 13 laipsnių, tai jis jau išputinėja 20. Tai gerokai tas visas dalykas ir įvyksta. Tai turėkit mintyje, kad tas galios parinkimas yra toksai, palikit, rekomenduoju tai palikti specialistams, Gedarto specialistams. Jo, tai kaip ir minėjau, preliminariai dar šiek tiek praplėtosiu tą mintį dėl būtent tų pačių skaičiuojamų vatų į kvadratą, tai čia yra tokia kaip bazė, kur tu preliminariai gali pasidėlioti, bet kaip ir pats sakei, tai turėtų jau įvertinti ko gero specialistas arba padaryti projektuotojas projektą, žmonių skaičius, vitrininiai kažkokie langai, ne? Stogas, pasaulio pusės, kokia saulė šviečia, pietinė, šiaurinė ar panašiai, vėjai, tai visi šitie dalykai susideda į vieną visumą ir negali padaryti vieno tokio standarto. Bet iš esmės, ką norėčiau dar paminėti, tai projektavimas netgi skiriasi, jeigu tu nori pirkti daikiną, jeigu tu nori pirkti kažkokį pigiausią kinietį, tai vėlgi tu projektuoji kitaip, nes išlaikoma galia, tavo turima informacija, tavo turima dokumentacija, vėlgi yra tam tikros ribotos priemonės, kur su daikinu tu gali turėti ir pasižiūrėti, pasiskaičiuoti viską, o su pačiu pigiausiu kokiu brandu tu gali pasiskaičiuoti, ką turėsi prie +7. Tai labai labai svarbu geriau uždidinti galę, tarkim, jeigu aš galvoju, kad pas mane, nežinau, A+, bet yra ten papildomų kažkokių šalčio tiltų, per kuriuos į šaltis, kad ir skaičiuoti 100 vatų į kvadratą,
Kas iš to, kad jeigu langai yra, o per langų šonus visur viskas pučia, tai šaltis. Tai turėdamas galingesnį įrenginį, tu niekada nieko neprarasi, jis veiks mažesniu vėjelio greičiu, kompresorius veiks, niekada neveiks 100%, veiks gal 60-80% pajėgumų maksimaliai, tai turi minimalų triukšmo lygį, minimalias elektros sąnaudas, ir esi garantuotas, jeigu vieną dieną bus minus 40, kad tau šilumos pakaks. Gerai, tvarkoj. Tai dar mes šiandien tam jau tokia vištaitė mūsų torto, ką mes čia pasakojom. Mes planuojame padaryti dar vieną tinklalaidę apie paramas. Tai mes dabar trumpai užsiminsime, kaip sakant, sujaudinsime jūs, kad kas jūsų laukia, apie visiems labai saldžias, labai mėgstamas ir mylimas paramas valstybės, nes valstybės pinigai saldesnių tikriausiai negali būti, kurie krenta iš dangaus. Tai, Airi, trumpai, pasakyk apie oras, kokios galimybės pas žmonės. Jo, tai trumpai turim lėją paramą, turim atsinaujinusią, anksčiau jį buvo APVA, dabar jį pateko pas kitą ministeriją, pasikeitė pavadinimas, bet iš esmės mes galim gauti kompensaciją už šilumos siurblį oras vanduo. Paprastai sakant, mes priimam ekologiškesnį sprendimą, naikinam, keičiam savo, turimą dujinį kieto kuro pečių, ir mes pasidarom draugiškesnį sprendimą aplinkai ir valstybė mums finansuoja tam tikrą kiekį būtent nuo mūsų vardinės įrenginio galios. Tai aš manau, kad kaip ir pats minėjai, galėsim pakalbėti apskritai, kaip tą paramą susidėliot, ką reikia deklaruoti, kada galim deklaruoti. Aš manau, mes gal pabandysim pasikviesti dar svečią, kad jisai bus sugaidintų. Tai jūs galite šiandien komentaruose parašyti tai, kas stebite, kas jums yra aktualu ir ką jūs norėtumėt būti. Tai aš manau, čia mes kokių 3 savaičių bėgę dar turėsim dar vieną tinklalaidę ir su ją išvažiuosim. Tai va, žodžiu, džiugiuosi šiandieną su Airidu geru konstruktyviu pokalbiu. Mes iš tiesų aptarėme daug klausimų, kurie yra opus renkantis šilumos siurblį oras. Papasakojome, kodėl, kur, kaip, ką. Jeigu jūs, tarkim, dabar žiūrėjote čia iki pabaigos, tai būkit krikščionis. Paspauskite laiką, padėkokite už tą gražią mūsų tinklalaidę. Ir nepamirškite, kad Gedartos berniukai pagal iškvietimą atvykę patenkins jūsų visus poreikius, kuriuos jūs norite. Šildymo ir šaldymo srityje. Tai žodžiu, visiems gero žiūrėjimo, atsisukite kitas tinklalaidės, kurias mes esam padarę ir iki pasimatymų. Iki sekančių.